Nu, iš pradžių tokia baimė buvo, bet paskui viską nugalėjau. Kažkaip ir visi vieningi jau buvom pasiruošę. Jau laukiam, kad ir čia bus. Įtampa didelė buvo. Įtampa didelė. Cigaretė po cigaretę žmonės rūkė. Visi sėdėjo tylėjo. Ir kažkoks žmogus užtraukė ant kalno mūrai. Ir visa salė pradėjo dainuoti. Ir ta įtampa visa nuslėgo. Visi kaip ir pakilo. Visi pasiryžo jau. Naktį vienas su kitu atsisveikinom jau. Jau tikėjomės pačio blogiausio. Dėkui Dievui, tai neįvyko. Tai vien tas ir yra, kad gaila motinos ne savęs. Gaila, kad tu žūsi ir motinai blogai bus. Ar kas nors panašaus. Tas ir yra baisu. Bet jeigu grįž bolševikas į valdžią, kas tada bus? Ką tu žinai, kas tam motinai bus, taip? Tikėti bolševikas niekad negalima. Nes jais niekad tikėti negalima. Čia ta valstybė, imperija melo pagrįsta yra. Gerai, bet tikėti, tai kuo tada tikėti? Nu, ko tikėti? Tikėti, ką tikėti, kuom galima? Kad mes vis tiek savimi galim tikėti. Mes kovojam, mes vis tiek iškovosim, pasaulis sumatys, kad mes nepasiduodam. Kovosim tiek, kiek galėsim. Tai va čia paprastas dalykas yra. Jėgų, čia Lietuvo žmonių daug yra, visiems užteks. Lietuvis baisiai vieningas yra. Užtek turi jėgų. Žmonės padės. O ką tai jeigu yra karinis kovai, jeigu čia... Nu tai ką, rezistencija? Žinau, turbūt visos dienos, sakyčiau, vienodai sunkios. Nes pradžioj buvo didelė įtampa, o paskui stengiamės, kad tas tempas, kuris atsirado tiesiog savaime ir kurį uždavė Maskva, nedingtų. Ir mes galėtume iš tikrųjų sukurti krašto apsaugai dar vieną rimtą padarinį, tai yra savanorišką tarnybą. Nes parlamentas nubalsavo ir mes turime įstatyminį pagrindą, pagal kurį šitą tarnybą veikia. O taip pat yra ir tarnybos viršininkas, ponas Gečas, kuris, aš tikiuosi, tą darbą taip sėkmingai pradėjęs ir garbingai davęs iki galo. Nu, praėjo daugiau kaip mėnuo jau nuo tos dienos, kai čia mes susirinkome. Sunkus buvo mėnuo, nepaprastai sunkus ir išskirt, kuri diena buvo sunkesnė ir lengvesnė, gana sunku. Sunkiausias, aišku, buvo periodas nuo 8 iki 16 dienos. Tai buvo nepaprastai sunkios dienos. Priežasčių dėl to buvo daug. Pirma, tai nepaprastai daug žmonių pas mus buvo. Antra, trūko organizatumo, trūko ginklų, trūko technikos. Reikėjo statyti barikadas, organizuoti žmonių mitybą, patalynės ieškoti, nes visi ir gyveno, ir miegojo, ir dirbo, ir saugojo čia. Tiesiog tokiuose sąlygose, kaip ir dirbo deputatai. Manyčiau, pati tragiškiausia, sunkiausia diena buvo 12-13 naktis ir paskui 13 dienos vakaras, kada mes turėjome gana tikslių žinių, jog vis dėlto aukščiausios tarybos rūmus ruošiamasi atakuoti, ruošiamasi naudoti cheminį ginklą ir žinojame, kad jau iš šiaurinio miestelio išvyko kolona šarvuotų mašinų ir juda link mūsų ir pradėjo sukti ratus apie aukščiausią tarybą, iš pradžių didelius, artėdama mažus. Na, tai buvo išbandymas daugeliui. Ne visi ištvėrė tą išbandymą, bet tie, kurie ištvėrė ir liko, tai skaitom, kad žmonės, manom, kad tie žmonės jau patikimi ir galėsim jais pasitikėti ir ateityje. Kad viskas bus gerai, mes laimėsim, kad taip nėra baisu, kad ir žūsiu už Lietuvą žūsiu, už Lietuvos laisvę, už aukščiausią teisybę. Vis tiek kitaip neišeina daryti. Visiems reikia kažkam tai. Tai ne jam, tai man. Visiems reikia. Manau, mūsų aukos, kaip sako,
duos kažkokį tai galbūt naudą Lietuvai. Nu, vienu žodžiu, mes nebeprasmiškai kovojam. Yra kažkokia tai prasme. Mes čia sėdime, mes aukojame. Praktiškai viską tą, ką aptarėm, tą ir įgyvendinam dėl išvykimo, dėl bendros situacijos, dėl žmonių rytojui 11 valandai, kurie ateis ir padės sutvarkyti patalpas, dėl laikraščių paplatinimo paskirstimo Respublikoje, dėl užgavėnių vakarų ir dėl šventų mišių 17 val. Trečiadienį, Pelenų dieną. Ponai vadai. Šitą norėjau pasakyti, jeigu trečiadienį darom tą vakarą tokį, tai gal, pavyzdžiui, Vilniečius, kuriuos yra galima visus specialiai sukviesti, ne tai, kad jie čia, bet kurie buvę anksčiau. Tegu ateina grinai ir bus iškilmingas vakaras. Visiškai teisingai. Manau, kad galima padaryti tada sąrašą, užsakom leidimus ir to žmonės įleisti. Beje, kad neužmirštumėm lauko žmonės. Nes kaip tik visiems šitiem renginiam dažnai mes vis ir užmirštam. Reikėtų, kad irgi sudarytumėt sąrašėlį ir visi tie žmonės iš lauko sargybos, iš visų postų galėtų ateiti ir irgi ir į šventas mišias, ir į rytojaus vakarą.